Liepos 10 Lietuvoje nuo seno žinoma 7 miegančių brolių pavadinimu. Tai diena, pagal kurią buvo sprendžiama, kokie orai laukia likusią vasaros pusę. Jeigu tai tiesa, tada bent Palangos laukia maloniai šilta, žaisminga ir kupina netikėtumų antroji vasaros pusė. Per Lietuvą keliaujantis kino pavasario karavanas apsilankė ir kultūros bare Kablys Jūra kultūra. Jau ne pirmą vasarą keliaujantis po visą Lietuvą projektas ne tik suteikia galimybę kokybišką kiną pamatyti ir žmonėms, gyvenantiems atokiau nuo didžiųjų kino centrų, bet ir mezga su jais ilgalaikius ryšius. Projektas vyksta jau 3 metus, tai tas ryšys yra labai glaudus ir užmegztas ir mes kaskart jau artėjant vasarai gaunam daug užklausimų. Mūsų toks tikslas yra užmegzti asmeninį ryšį, pabendrauti, parodyti dėmesį, nes ypač regionuose žmonėms to tikrai labai reikia, o tą daryti yra be galo malonu. Į Palangą kino karavanas sugrįž dar šį rugpjūtį, tačiau tik kartą šiltuoju metų sezonu vyksta taip pat augantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio festivalis. Jau 4. kartą organizuojamas LRT klasikos remiamas renginių ciklas dar šiandien ir rytoj pakvies į žiūrovus į koncertus Palangos Gintaro muziejuje. Iš Lietuvos, Kostarikos ir Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjus pritraukiantis festivalis neretai ir jo dalyviams ir lankytojams kelia klausimą: kodėl Palanga? Mat genijaus vardas visų pirma asocijuojasi su Varėna ar Druskininkais. Dauguma žmonių labai stebisi, kodėl festivalis vyksta būtent čia, dėl to, kad dauguma žino, jog Čiurlionis daugiausia laiko praleisdavo Druskininkuose, bet čia tokiom, sakykime, galbūt netgi neoficialiom žiniom, Čiurlionis čia leisdavo laiką su savo žmona Sofija. Dėl to mes prijungėme būtent Palangą. Kas bendro tarp regio muzikos ir operos? O tarp Jamaikos ir Lietuvos, sakytumėt nieko? Regio grupė Uprising Tree įrodo kitaip. 9 žmonių kolektyvas kartu groti pradėjo suburtas grupės vokalistės, balsą lavinusios operinio dainavimo techniką. Tradiciškai iš Jamaikos kildinamą stilių grupė savo koncertuose pina su lietuvių liaudies muzikos motyvais. Mes naudojame lietuvių liaudies motyvus ir ne tik motyvus. Tai mes kažkaip bandom viską apjungti. Ne aš viena, tai yra visa mūsų grupė, kuri tą daro. Ir tai tas jaučiasi. Mes negalim pabėgti nuo tos lietuvybės, tai yra mūsų širdise ir tai yra labai gražu. Ir nereikia nuo jas bėgti. Ateities lyderių stovykla Palangoje kartu su Italijos menininku Pierluigi Monsignori Posti surengė socialinę akciją Gyvenimas tarp šiukšlių dvokia. Šią akciją jos autorius jau 15 metų organizuoja vis kitose pasaulio vietose. Jas siekiama atkreipti žmonių dėmesį į susidarančius sunkiai yrančių pakuočių atliekų problemą. Šalia plasmasės pakuočių šiukšlių luitų buvo sekama istorija apie Jūratį ir Kastytį, šokamas breikas ar net kviečiama nusifotografuoti. Pasirinkome šiai instaliacijai būtent Palangą, nes tai labai gražus ir jaukus miestas. Šią instaliaciją norime parodyti, kokia liūdna ateitis gali laukti tokių gražių vietų kaip ši, jei žmonės netaps atsakingesni. Instaliacija jau buvo eksponuojama Londone, Briuselyje, Prahoje, Peči šiuolaikinio meno muziejuje Italijoje ir toliau ji keliaus ten, kur jos labiausiai reikės. Svarbu, kad ne į Palangą. Na, o žvelgiant į kitą kultūros maratono pajūryje savaitę, panašu, kad 7 miegančių brolių prognozės pildosi ir ji laukia jaukiai šilta. Trečiadienį kultūros baro Kablys vasaros terasoje Palangoje pasirodys Darius Žvirblis, ketvirtadienį džiazo vakare Klaipėdos džiazo orkestro duetas, penktadienį Rūtos Žibaitytės džiazuojančiai ir ne tik kamerinė programa, o šeštadienį ne ką mažiau šiltas Dainoto akustinis koncertas. Ir kaip visada, nepamirškite, iki kultūros arčiau nei iki jūros.